Eik tu sau, kokio dydžio, jūs tik pažiūrėkit. Mane ką tik apvogė. Prieigą. Apsisuko galva. Noriu papasakoti jums vieną įdomų faktą, kurio galbūt nebusit girdėjęs. Modernus, stilingas ir visą laiką pasipuošęs toks yra Milanas. Ir jeigu jūs planuojat savo kelionę būtent į šį miestą, ši laida skirta kaip tik jums, nes aš jums parodysiu, ką galima nuveikti Milane per vieną dieną. Reikia nusipirkti metro bilietėlį, kad galėtume keliauti paprastai po Milaną. Galbūt ir galima turėti telefone, išmaniai, bet man kažkaip tai užsienį keliaujant visą laiką norisi turėti tą popierinį bilietėlį. Taip, kadangi mes būsim tik pačiame centre ir tik vieną dieną, tai mes pasirinksim dienos bilietą, kuris kainuoja 7,60 €. Dienos bilietas, nesvarbu, kad tai yra rytas, vakaras, pietus, kada jūs perkat, nuo pirmo panaudojimo bilietas galioja 24 valandas. Jeigu jums kyla klausimas, kaip keliauti po Milaną, atsakymas yra kojomis, o antroje vietoje būtų metro. Milanas turi puikiai išvystytą metro sistemą, tad keliaudami iš vienos vietos į kitą, puikiai jausitės čia po žeme ir važiuodami šiuo transportu. Keliaudami metro ir išlipę Garibaldi stotelį, atsidursite verslo rajone, kaip jau galit matyti už mano nugaros. Ir tai yra neeilinis pastatas, tai yra aukščiausias ne tik Milano, bet ir visos Italijos pastatas, kurio viršūnė šiek tiek primena ir aukščiausią pasaulio pastatą Burj Khalifa. Beje, į šį Unicredit Tower bokštą galima ir pakilti, pasižvalgyti Milanu iš paukščio skrydžio. Tiesa, datos ir laikai yra labai riboti, kada galit gauti šią galimybę. Pavyzdžiui, dabar artimiausias laikas yra gegužės mėnesį. Tai yra toks šansas, tik juo reikia pasidomėti ir tam iš anksto pasiruošti ir galbūt turėsit galimybę pakilti į aukščiausią Italijos pastatą. Šalia jo matysit ir vertikaliuosius Milano sodus. Tiesa, dabar jie nežydi, nežaliuoja, bet tai yra išskirtiniai pastatai, kurie skirti skleisti žinutę apie ekologiją ir apie planetos saugojimą. Galbūt kiek neįprasta, bet mes savo rytą Milane pradėsim nuo pasivaikščiojimo kapinėse. Susipažinkit. Cimitero Monumentale. Muziejus po atviru dangumi, mažiau lankomas, bet tikrai sulaukiantis turistų. Gal tokiame muziejuje dar niekada ir nebuvot. Kviečiu jūs pasivaikščiot po įspūdingiausias Italijos kapines. Pradedu kalbėti nuo šitos vietos, nes mums pavyko sutikti šių kapinių gyventoją. Daug kas jį pažįsta, tai yra katinas Kamparis. Jeigu jūs čia būsit, nebijokit jo, pasisveikinkit su juo, galite jį ir paglostyti. Jisai geras ir pažįsta visus, kurie čia lankosi. Ir ne veltui jisai yra įsikūręs šitoje vietoje, nes priešais mane Kampari šeimai skirtas paminklas, simbolizuojantis paskutinėje vakarienę. Ir Kampari tikriausiai kaip žodis daugam asocijuojasi su Italija, nes būtent ši šeima į Italiją atvedė Kampari gėrimą kaip vieną iš aperityvų skirtą gerti dar prieš valgant vakarienę. Šiuose kapinėse yra palaidoti garsiausi, turtingiausi, didingiausi Italijos, Milano vardai ir atrodo, kad net po mirties jie varžosi, kuris turi daugiau pinigų, kuris gali palikti didesnį įspūdį, padaryti didesnį įtaką žmonėms, kurie ateina čia juos aplankyti. Ir atrodo, net ir po mirties varžosi, kuris iš jų geresnis. Štai jūs tik pažiūrėkit, kokio dydžio yra paminklai, antkapiai, koplyčios pastatytos atskiriems žmonėms, atskiroms šeimoms, atskiroms dinastijoms. Na, tiesiog yra
nesuvokiama, kaip net ir po mirties žmonės nori išsiskirti ir parodyti savo galią. Sakoma, kad tiem, kas kažką bent jau bendro turi su architektūra, ar ypatingai tiems, kurie studijuoja architektūrą, privaloma atvykti į šias kapines ir apsižvalgyti, nes čia vienoje vietoje galima rasti viso pasaulio architektūrą. Na, tiesiog galima gerėtis, žavėtis ir galbūt pagauti naują įkvėpimą. Jei nepasakyčiau, nežinau, ar atspėtumėt, kokioje vietoje esu, nes atrodo, kad esu tarp nuosavų namų, nuosavų namelių, neįtikėtino dydžio paminklai, koplyčios stovi šeimoms. Štai čia galima įeiti į vidų, čia paminklas su kažkokia arka ir altoriumi viduje. Čia panašu į mažą bažnyčią, ten keli iš eilės namukai, lyg man dabar asocijuojasi su San Francisku. Koplytėlės, paminklai, antkapiai su įvairiausiamis skulptūromis. Štai čia laiko žmogų ant rankų, bokšteliai įvairiausi su kryžiais viršuje. Dar vienas, net amą praradau, kokio dydžio paminklas, kokio dydžio koplyčia su stiklais, jau čia moderni, galbūt visai neseniai pastatyta. Wow! Galima tiesiog vaikščioti, gerėtis ir trūkti žodžių tai, ką tu čia gali pamatyti. Sempione parkas, didžiausias parkas Milane, dar vadinamas miesto plaučiais, kur savo laisvalaikį mėgsta leisti daugybė vietinių Milano gyventojų. Ir jūs čia, kai būsit, būtinai užsukit, pasigrožėkit gamta, praleiskit laisvalaikį. Pavyzdžiui, vasaros metu šis parkas virsta viena didelė pikniko aikštele, kur po kiekvienu medžiu beveik galima rasti šeimų kompanijas, draugų kompanijas, leidžiant savo laisvalaikį. O ar į parką, ar ne į parką keliausit, būtinai nepamirškit su savim pasiimti ir Stanley termosą, kurį galit panaudoti įvairiausiam progom, tiek šiltam gėrimui, tiek karštam gėrimui, tiek gal net ir užkandžius kažkokius susidėti į vidų. Ir reikia žinoti, kad jau vasario mėnesį Gerduva tiek internetinėse, tiek fizinėse parduotuvėse skelbė Stanley mėnesių. Tai užsukit, apsilankykit, ten jūsų laukia ypatingi pasiūlymai. Labai keistas dalykas, bet to pačiu smagus, žinom, yra silent disco, tai čia kažkas panašaus. Žmonės su ausinėmis, visi girdi tikriausiai, kad tą pačią muziką jie dainuoja, šoka, tos muzikos niekas negirdi, tik jie patys. Atrodo visai smagiai. Vaikščiodami po didžiausią parką Milane, jūs be abejonės pamatysite ir šią arką, kuri dabar yra už mano nugaros. Ji buvo pradėta statyti Napoleono užsakymu, siekiant pažymėti jo didingas pergalės. Tačiau, kaip žinot, Napoleonui ne viskas pavyko, ką jis planavo, ir šios arkos statybos buvo sustojusios. Vėliau ją pabaigė Austrai ir pakeitė jos pavadinimą. Norėdami pažymėti Napoleono nesėkmės, triumfo arką pavadino visos Europos taikos arka, ir netgi jos viršuje esantį Napoleoną su žirgais apsuko 180 laipsnių į kitą pusę, norėdami pabrėžti dar kartelį, kad Napoleonui ne viskas pavyko. Sforzų pilis šalia Sempione parko, tai yra didžiausias miesto istorinis muziejus ir parodų rūmai, kuriuose jūs galite apsilankyti įsigiję bilietą už 5 eurus. Čia beje yra saugoma paskutinioji Michelangelo skulptūra ir viena iš nedaugelio likusių Leonardo da Vinčio užrašų knygučių. Pamačiau gertuvę. Tokių Italijoje yra labai daug, tų gertuvių, pildytuvių, vandens talpyklų, kur galima įsipilti, bėga švarus, geriamas vanduo, vadinamas čia aqua naturale. Tai pasipildykim. Atvykome be abejonės geriausią Starbucksą Italijoje ir vieną geriausių Starbucksų apskritai visame pasaulyje.
Tai, kaip atrodo ši aplinka ir tai, kas čia yra neįtikėtina. Tai yra visa duoklė Italijai, duoklė Italijos žmonėm, kurie myli kavą, kurie supranta kavą. Ir čia galima ne tik tai paragauti, bet ir susipažinti su pačiu kavos gamybos procesu, su kavos istorija, pamatyti, kaip yra skrudinamos pupelės, kaip jos ruošiamos ir kaip jos yra patiekiamos. O dabar paragaukim. Dar vienas geras dalykas, be ko jau čia viską išvardinau, yra tai, kad jūs galite čia ramiai prisėsti, pasinaudoti nemokamų internetu ir kažką susiplanuoti, prisijungti, pasitikrinti, jeigu to reikia. Tik tai atminkit visą laiką vieną dalyką, kai tokiose viešose vietose, kur daug skirtingų žmonių, jungiatės prie viešo tinklo, nepamirškit naudoti Surfshark programėlės tiek telefone, tiek kompiuteryje. Tai yra apsauga jūsų pačiam įrenginiui, įrenginėje esantiem duomenim, jūsų slaptažodžiam, elektroniniam paštam ir taip toliau. Įjungiat Surfsharką, saugiai naršot, naudojatės, visi jūsų duomenys esantis kompiuteryje ar telefone ar planšetėje bus apsaugoti. O jeigu dar neturit Surfsharko, įsigykit, o įsigydami panaudokit kodą Keliauk paprastai. Su juo gausit dar plus 3 mėnesius nemokamai. Visai šalia Duomo katedros yra ir kita bažnyčia, kuri sulaukia kur kas mažiau dėmesio, bet čia taip pat vertėtų apsilankyti. Tiksliau gal reikėtų sakyti ne bažnyčioje, o labiau dėmesį skirti į pastatą esantį šalia jos. Tai yra koplyčia, kurioje vienas iš kambarių turi ypatingas, nelabai jaukias, bet vertas pamatyti sienas, o jose negyvų žmonių kaulai. Tie kaulai sienose nėra kažkokių ypatingų šventųjų Milano nusipelniusių žmonių. Tai yra žmonių, kurie mirė netoliese buvusioje ligoninėje, neturėjo pinigų užtektinai, kad būtų palaidoti Milano centre, tad jų kaulai būdavo surenkami ir sudedami į šioj koplyčioj esančias sienas. Prisėdam ant suoliuko Milane, jeigu esat vienišas, štai čia netoli Duomo katedros yra dėdulė, kuris visą laiką jūs apkabins, pamylės ir galėsit jaustis ne vieniši. Prego, prego. Jeigu šios vietos neaplankysit būdami Milane, tai reiškia, kad čia iš viso nebuvo. Tai yra gotikos šedevras, Milano pasididžiavimas, architektūros stebuklas ir galima daug skirtingų epitetų šiam pastatui sakyti, ieškoti ir surasti. Tai yra statinys, kurį kiekvieną kartą pamatęs jautiesi taip, lyg matytum pirmą kartą. Juo neįmanoma nesižavėti. Tai yra viena didžiausių katedrų visame pasaulyje. Savyje, viduje, talpinanti daugiau negu 40 000 žmonių, o ant savęs laikanti daugiau negu 3000 skirtingų skulptūrų. Beje, į jos viršų galima pakilti, pasigrožėti nuostabiais iš ten atsiveriančiais vaizdais. Būtent tą mes dabar ir padarysim. Kaip nuostabiai ant žemės atrodo Duomo katedra, tai dar kelis kart nuostabiau atrodo pakilus į viršų, nes čia iš arti gali pamatyti tuos visus bokštelius, stulpelius, tas visas daugiau negu 3000 skulptūrų ir beveik jas paliesti ranka. Pakilti galima dviem būdais. Lipti laiptais, tada bilietas kainuos 13 eurų, arba kilti liftu, tada už bilietą reikės mokėti 15 eurų. Bet net ir pakilus liftu jūsų vis tiek laukia keli laipteliai iki pačios stogo viršūnės. Jeigu turit pinigų ir norit įsiamžinti Duomo katedroje, galite išsinuomoti vieną iš 3400 statulų, arba 2, arba 3, čia jau priklauso nuo jūsų. Bus įrašytas jūsų vardas ir ta statula bent jau laikinai bus jūsų. Iš tų visų pinigų Duomo katedra yra nuolat restauruojama, yra atnaujinama. Sakoma, kad per pastaruosius keletą metų taip tokiu būdu buvo surinkta daugiau negu 100 000 eurų ir štai dabar jūs matot vienoje
kitoje pusėje atliekamos restauracijos, atnaujinami darbai tam, kad ši katedra išliktų visą laiką graži ir įspūdinga. Noriu papasakoti jums vieną įdomų faktą, kurio galbūt nebūsit girdėję. Tai yra apie gragolitus arba kitaip vadinamas chimeras, kurios gyvena Duomo katedros viršūnėje, yra įsikūrusios ant bokštų išorinėje katedros pusėje. Turi jos dvi funkcijas. Pirmoji, tai yra pati pirminė, dėl ko jos buvo čia ir įrengtos, tam, kad padėtų vandeniui nutekėti nuo Duomo katedros stogo. Antroji funkcinė, labiau jau tokia mistinė, tai yra apsaugoti katedrą nuo piktųjų dvasių, užkeikimų ir kitų mitologinių būtybių. Tokių chimerų galima pamatyti ir lankantis Paryžiuje, Notre Dame katedroje. Yra ir ant naujesnių pastatų šių gargolitų. Vienas iš tokių pavyzdžių yra Niujorke stovintis Chryslerio pastatas, tik ten jau aišku funkcija jų yra visai kitokia. Jie naudojami dėl stiliaus, grožio, kaip meno detalė ir žinoma kaip mitologinė apsauga. Šalia Duomo katedros esanti Viktorio Emanuelio galerija yra viena iš tų vietų, dėl ko Milanas vadinamas viso pasaulio madų sostinė. Čia yra seniausias ir pats puošniausias Italijos prekybos centras. Būtent čia prieš 111 metų duris pravėrė ir pirmoji Prada parduotuvė pasaulyje. Dabar tokių čia matau net dvi. Viena mano dešinėje, o priešais ir antroji Prada. Šiaip čia viso pasaulio garsiausi, brangiausi ir prestižiškiausi prekiniai ženklai. Atėjome į vietą pačiame prekybos centro centre, jau daugybė žmonių būriuojasi, eisiu ir aš. Čia yra toksai buliaus herbas, o jo viduryje yra jau pragrėžiota skylutė, tai yra ant buliaus genitalijų reikia įstatyti savo kulną, apsisukti 3 kartus ir tada, sako, ateis sėkmė, ateis turtai, pinigai ir garantuosit, kad į Milaną tikrai dar sugrįšit. Na, ir reikia apsisukti 3 kartus aplink savo ašį, kad tau sektųsi arba noras išsipildytų, arba tiesiog, kad dar kartą sugrįžtum į Milaną. Apsisuko galva. Viktoro Emanuelio galerijos pabaigoje yra įsikūręs Leonardo da Vinčio muziejus. Mes, aišku, turim tik tai vieną dieną Milane, bet jeigu jūs turėsite daugiau laiko, rekomenduoju čia apsilankyti. Bilieto kaina 15 eurų suaugusiam ir čia galima pamatyti visus didžiausius ir geriausius Leonardo da Vinčio išradimus. Pradedant nuo skraidančio submarino iki muzikos instrumentų, kuriuos jis sugalvojo, sukūrė, padarė ir mes dar naudojam juos po šiai dienai. Mane ką tik apvogė. Nieko rimto nenutiko, bet jausmas, žinoma, nemalonus. O viskas vyko labai paprastai. Mano nupirktas paros laiko bilietėlis kažkodėl nesuveikė man norint išeiti iš metro ir kitoje pusėje stovėjo žmogus, atrodo normalus vyriškis, pasisiūlė pagalbą ir sako, duokš man savo bilietėlį, aš jam jį padaviau, jisai kažką ten su juo padarė, kažkur patrynė, man jį atidavė atgal ir štai bilietėlis veikia, aš jam padėkojau ir išėjau. O dabar, norėdamas sugrįžti į metro, bandau įeiti ir matau, kad mano bilietėlis nebeveikia. Ir tik dabar patikrinau, kad mano vienos paros bilietėlis buvo pakeistas į vienkartinį bilietą. Tai nuostolis nedidelis, 7 eurai, bet vis dėlto jis yra. Tai būkit atsargus ir savo kaip ir piniginės, taip ir metro bilieto Milano mieste nepatikėkit kitam žmogui. Na, o jau sutemus vakaro metu Milanas ir Milano centras įgauna visiškai kitas spalvas, kita atmosfera, čia skamba muzika, vienam kitam kampe vyksta šokiai, žmonės išėję, pasipuošę, eina į restoranus, kavines. Ir mes einam į vieną ypatingą kokteilių baro terasą, kur ir pabaigsim mūsų kelionę Milano centre. Iš ten atsiveria nuostabus vaizdas, kurį jums norim ir parodyti. Milan by night, my friend. Hello. What's your name? Vaidas.
You are a YouTuber? Yeah. You're vlogging now. You're vlogging now. You're vlogging. From Lithuania. Lithuania. Yeah. From Morocco. Maroko? O, nice. Nežinau, ar daug kas žino šitą terasą, manau, kad yra tikrai žinančių ir čia buvusių Aperolio terasa, nuo kurios atsiveria nuostabus vaizdas į Duomo katedrą. Tai pabandysim ten patekti, matau, kad nemažai eilė. Mūsų meniu pasirinkime 2 kokteiliai, Aperol špricas tradicinis ir Duomo špricas, kadangi esam prie Duomo katedros. Aš, aišku, Milane žinau vietų, kur Aperoliai kainuoja po 5 eurus, bet čia reikia susimokėti už vaizdą. Tai tokio vieno gėrio kaina 20 eurų. Skanaus. Ko gero supratot, jog Milanas nebus jūsų pagrindinė ilgų atostogų kryptis, bet jeigu atsidursit kada nors šiame mieste arba jis bus jums pakeliui, skirkit jam bent 1 dieną. Čia tikrai yra dėl ko atkeliauti ir ką pamatyti. Na, o mūsų nuotykiai Milane baigėsi, laukia naujos kelionės, į kurias mes kviečiam jūs keliauti kartu ir keliauti paprastai.